Lygiašonis, lygiakraštis, įvairiakraštis trikampis. Pamoka trumpai, paprastai, aiškiai. Lygiašonis trikampis – tai trikampis, kuris turi dvi kraštines vienodo ilgio. Šiuo atveju trikampio šoninės kraštinės AB ir BC yra lygius. Kampai esantis prie pagrindo, kampas A ir kampas C yra lygus. Norint surasti trečiojo kampo dydį, reikia iš 180 laipsnių atimti 2 kartus po 65, nes kampai prie pagrindo lygiašonių trikampių yra lygus. Todėl trečiasis kampas B šiuo atveju yra lygus 50 laipsnių. Lygiakraštis trikampis – tai trikampis, kurio visos kraštinės vienodo ilgio. Lygiakraščio trikampio kampai visi yra lygus. Įvairiakraštis trikampis – tai trikampis, kurio visos kraštinės yra skirtingo ilgio. Ko mokys? Lygiašonis, lygiakraštis, įvairiakraštis trikampis. Žvilgtelk dar atgal, perskaityk dar kartą, įsimink. Ką sužinojai? Kokie trikampiai vadinami lygiašoniais? Kokie trikampiai vadinami lygiakraščiais? Kokie trikampiai vadinami įvairiakraščiais? Jei atsakei šios klausimus, tau puikiai pavyks atlikti užduotis.